Aš manyčiau, kad kiekvienam žmogui, ar jisai yra jaunas ar vyresnis, vis tiek vieną kartą per metus yra tikslinga apsilankyti pas akių gydytoją profilaktiniam akių patikrinimui, kurio metu gydytojas pamatuos regėjimo aštrumą, atliks pilną akių patikrinimą ir tai leis užbėgti už akių tikrai sudėtingom akių ligom, kurios gali sukelti ir negrįžtamą aklumą. Tai viena grupė pacientų ir be abejonės kita grupė pacientų, dėl ko tikrai irgi būtina ateiti pas akių gydytoją, tai yra dėl simptomų. Tai vienas iš dažniausių simptomų, dėl ko pacientai turėtų ateiti, tai yra bet koks regėjimo pablogėjimas. Tai jau yra vienas iš signalų, kad gali būti kažkas negerai yra. Na ir be abejonės akies paraudimas, skausmas ir kiti galimi požymiai. Konsultacijos metu gydytojas ištirs regėjimo aštrumą, pamatuos akispūdį, jei reikės akiplotį, įvertins akių dugną ir atliks kitus instrumentinius tyrimo metodus, kaip pavyzdžiui optinė koherentinė tomografija, be kurios turbūt šiuolaikinė oftalmologija jau ir nebegali egzistuoti. Optinės koherentinės tomografijos metu mes galime labai anksti nustatyti pačias pagrindinės aklumą sukeliančias ligas, tai kaip glaukoma ir amžinė geltonosios dėmės degeneracija. Anksti nustatę ligą mes galėsim paskirti tinkamą gydymą ir tokiu būdu apsaugoti pacientą nuo aklumo. Matau, girdžiu, gyvenu.